Sveiki, kad žiūrit. Šiandieną į konsultanto dienoraštį pasišnekėti aš pasikviečiau atvirojo rato steigėją Valdemarą Misevičių. Netrukus jis prisijungs ir aš tikiuosi, jums bus įdomus mūsų pokalbis. Valdemarai, pats tam reikalė esi labai seniai. Jeigu aš sakau tas dienoraštis, tai kada tavo tas pirmasis puslapis dienoraščio buvo parašytas? Jeigu tu kalbi apie mano įrašus Facebook'e, tai čia jau keletą metų praėjo. Aš domiuosi priklausomybėm, ypač alkoholio priklausomybė, ir dalyvau vienoj paskaitoj, kuri buvo anonsuojama kaip priklausomybė, anatomija ir pagalba sergantiems. Ir man nedomina bent kokios galimybės ir priemonės, kurios padeda žmogui. Aš nuėjau į šitą susitikimą ir supratau, kad ten kažkas kito. Ten kalba ne apie gydymą priklausomybės, ne apie pagalbą žmogui, bet kalba apie verslo modelį, kaip galima užsidirbti iš pagalbos organizavimo. Gal taip būtų tiksliau. Ir aš grįžęs namo parašiau pirmąjį tokį straipsnelį, kad bent jau savo aplinkoj, savo pasiekiamumų ribose galėčiau pasidalinti taip, kaip aš suprantu iš tikrųjų pagalbą, kas gali padėti. Nors dabar mes jau evoliucionuojam ir sakom, kad žodis alkoholikas nebėra tinkamas vartoti. Reiškia, tai esmės nekeičia ir kas gali padėti kenčiančiam nuo priklausomybės. Ir mano tokia ta misija to dienoraščio, reiškia, jungiant savo paties asmeninę patirtį, akademinę ir savanorystės ir pagalbos teikimo ir galų gale savo priklausomybės patirtį, dalintis ją tam, kad žmogus turėtų ir tokį pasirinkimą. Reiškia, pasirinkimas veikti remiantis kažkokiais tai akademiniais ir dvasiniais principais, nors mes deklaruojam visą programą grįstą mokslu, logika, bet mokslas ir yra tyrinėjimų, abejojimų, pakartojimų, eksperimento šaka. Ir jeigu realiai, tai man neteko matyti logiškai besielgiančio priklausomo asmens. Atrodo, daro viską, kad pakenkti savo socialumui, savo fiziologijai, savo protiškumui. Reiškia, jo elgesys negali būti logiškai nuspėjamas, prognozuojamas ir netgi kontroliuojamas kažkokiais tai išorės metodais, tarkim, kodais, tarpėdant. Įsiplečiu aš čia kažkaip, klausiai gal ne visai apie tai. Taip, puiku, bet per tuos metus tikrai matei ne vieną, ne 10, turbūt kaip šimtai skaičiuoja tų žmonių priklausomų, su kuriais teko, nežinau kiek ilgai, bet vis tiek pabendrauti tą temą. Įsivaizduoji, kokį skaičių žmonių teko sutikti su šito rūpesčiu? Mano darbas kiekvieną dieną praktiškai apima konsultavimą priklausomybės ir dar šito esu mediatorius ir šeimos ginčai dažnai kyla iš būtent priklausomo elgesio ar apsvaigus, ar bent kuo apsvaigus, ar turiu galvoje, ar nuo kokios tai cheminės medžiagos. Tai tarp kitko, tie du dalykai pakankamai tampriai siejasi tarpusavy, ar ne?
Jo, čia ir skyrybų priežastys ir viskas. Taigi, paimti, jeigu aš jau nuo 95 metų savanoriavau Panevėžio moterų kalėjime ir savaitę paimti nuo mažiausiai turbūt 10 asmenų, 50 savaičių per mėnesį, tai jau 500 per metus žmonių, ne, tai per 20 metų, ar 30, kiek jau čia tų metų. Tai pakankamai didelis tas kiekis žmonių čia. Tai čia Dabar kaip skaičiuoju, 10 tūkstančių žmonių. Tai tvarkoja, Valdemarai, tai dabar tas naujas žmogus, kurį tu sutiksi rytoj, jisai dar neprabėręs burną, tu jau žinosi, ką jisai pasakys tiesą. Ar yra taip, ar ne? Ar kiekvienas vis dėlto yra skirtingas ir pradeda iš kažkokių netikėtų kampų? Matai, be abejo, kad yra tokie šablonai, šabloniški atsakymai. Man šiandien, tarkim, konsultavau, ten buvo žmonių grupė ir jam visiems iš tikrųjų reikalinga pagalba ir jie tą supranta, bet toks šabloniškas elgesys daryti viską, netgi tapti pajuokos objektu, kažkaip, kad tik nepažinti savęs, kad tik neidentifikuoti savęs kaip alkoholiko, kad tik neturėti santykio su savim. Reiškia, išnaudos bent kokią galimybę ir priemonę, kad neturėti akistatos su savo tikrąją situaciją. Maža to, jeigu susipažinus su savim tenks ir pamilti save tokia, žinai, toks, koks esi, sąžiningumas privalės būti aukštos prabos ir sąžiningumas tai ne tik konstatuoti faktus savo gyvenimą, bet priimti save, laiminti save, suvokti, kad kas aš toks, kad man neskaudėtų. Aš gimiau be kilmės dokumentų. Ir tam, kad išvengti akistatos su savim, tie tokie šabloniški arba daugmaž, jeigu aštresnio proto žmogus, labiau išradingi mechanizmai, kaip išvengti prisipažinimo, kaip atitolinti prisipažinimą. Čia vienas iš priklausomybės tokių simptomų saviapgaulės mechanizmas, reiškia, saviapgaulė pasireiškia per atidėliojimą, per kažkokios tai neigimą, per racionalų aiškinimą, taip pat ir per tokį sąmoningą sąmonės uždarimą, kad neprimti. Ir tai panaudos bent kokį provokacija, konfrontacija, kažkokį tokį paiką juoką, nukreipimą, perkelimą. Aš netoks kaip tas degradavęs valkata. Noriu geriu, noriu negeriu. Žinai, tau reikėtų ir gydykis. Tokie yra būdingi priklausomo žmogaus elgesio tokie tipai, potipiai. Valdemarai, per tuos 30 metų, ar ne, aš tai bandau spėti, kad tie priklausomi žmonės, jie mažai keitėsi. Nu, ta prasme, jie kokie buvo, jie tokie ar jisai prieš 30 metų atėjo pas tave kalbėtis, ar jisai vakar buvo atėjęs, jiegi tokie pat. O aplinka ta, viskas, kas nors apskritai šitoj temai keičiasi, tu matai, į kurią pusę tas pokytis kažkoks tai vyksta, į gerą, į blogą, ar mes, kaip sakant, kokie buvom tokie ir tebesam. Keičiantis mūsų tam materialiam socialiniam gyvenimui, mes dabar turim gal daugiau galimybių, bet techninė pažanga eina greičiau už tą dorovės pažangą žmogaus. Aš čia taip asmeninė tokia įžvalga, sakau, nebūtinai čia pretenduoju kažkokią tiesą. Bet aš manau, galvoju, kad mūsų niekas nemokė, kaip būti žmogum tarp žmonių, kaip bendrauti, kaip santykį turėti ir kas yra svarbu. Mus mokė logikos, mus ignoravo intuiciją.
Ir jeigu leisite, aš čia pacituosiu garsų gydytoją, vertėją, na ir turinti priklausomybę. Jis sakė taip, ne visai cenzūrinis žodis, bet sako, bet aš galiu būti gydytojas, galiu būti vertėjas, galiu būti kas nori. Aš galėjau visą tai išmokti, bet kaip man išmokti nebūti pizduku? Ir dėl to aš ir gėriau, kad buvo toks kažkoks. Ir reiškia tai, kad nebūti to žodžio, kurio paminėjau, tai tos sąlygos yra ta pačios, ar prieš 30 metų, ar aš literatūroje skaitau, Džekas Londonas rašė 1822 metais, bet rodos knygai skirtingais vertimais, ten pavadinimais, Džonas Miežio grūdas, arba kažkaip kitaip būna. Džekas Londonas irgi apie tai rašo, apie savo gyvenimą. Niekas nepasikeitė. Alkoholizmas kyla iš jausminės gamos, iš poreikio pritapti, iš noro sustiprinti, stimuliuoti džiaugsmą, pritapimą arba iš poreikio slopinti liūdesį ir depresiją. Ir tai, kad mūsų po dėmesio gausa ir tuos dėmesio ne viską galim turėti, tik tais didina tą frustraciją. Reiškia, mano supratimu, iš esmės niekas nesigijų, taip pat mes mylim, taip pat mes nemylim, taip pat abejojam, taip pat renkamės kažkokias vertybės, taip pat atsisakom tų vertybių. Taip pat turim tą vidinį gyvenimą, vidinį kažkokį problemą, sprendimą, vidinę kovą. Mano supratimu, kad tos alkoholizmo, ar iš vis priklausomybės priežastys, tai tos pačios. Ir jos slypi, jeigu mes žinom ten Freudo psichoanalitinių, behavioristinių, kognityvinių priežasčių ar biologinių priežasčių. Taip pat gali būti ir dvasinis tos priežastys. Reiškia, blaivybė tai būtų savęs pažinimas, santykių su savimi ir kitais atkūrimas ir dvasinis augimas. Tai reiškia, kad šitai plotmėj, jeigu imti kaip alkoholizmą, kaip simptomą dvasinės ligos, tai niekas nepasikeitė. Mano supratimu, aš skaitau iš istorijos, tarkim. Kaip minėjau, ta istorija, kad ir siekia Džeką Londoną. Džekas Londonas, žinot, kaip sakė? Jis sakė, kad alkoholizmas kyla iš feudalinės santvarkos. Reiškia, iš neturėjimo užimtumo. Reikia daugiau krikščioniškų būrelių, reikia daugiau užimtumo, daugiau savišvietos ir tada nereikės alkoholizmo. Aš nesenai skaičiau sovietmečio Brežnevo ar Gorbačiovo sąvadą antialkoholinių įstatymų. Tai jie sakė, kad alkoholizmas kilęs ne iš feudalizmo, o iš buržuazijos. Reiškia, iš Londono laikų. Ir kad tik tais kažkokios tai dogmos kitokios gali tverti. Dabar kelia į blaivybę. Dabar mes gal kiek rečiau, bet gal mokslinės pagrindas paima viršų, bet šiaip tautologai tai dažnai sako, kad iš alkoholizmas kilęs iš okupacijos. Tai be abejo, kad okupacija ar bent kokios tos kultūros normos turėjo mums įtaką. Bet pačią lygą, jeigu mes pagal TLK sakom, kad lyga, tai sukelia tikriausiai tos pačios priežastys, ką jis ir prieš 100 metų ar prieš 1000. Matant, netgi gamtoje, ar ne, drambliai pasigeria žirafos. Įdomu, kas ten juos veikia. O tai, Valdemarai, o ta politinė aplinka, reiškia, mes žinom tų visokiausių pasipriešinimų prieš vartojimo prieinamumo, ten vieni didint, kiti mažint, treti sako, jūs čia be reikalo kovojat ir taip toliau. Toje srityje kažkokių tai pokyčių pas mus yra, bet kaip pats vertini tuos dalykus, politinį tą alkoholio reguliavimą ir būtų tavo valia, tai kaip tu darytumai? Mano supratimu, pagrindinė priemonė gerinti situaciją yra švietimas. Švietimas su tokiu fokusu iš tikrųjų į priežastis. Dėl ko? Ne kodėl, o dėl ko gerinami. Bet
kad prieinamumo mažinimas neturėtų savos įtakos, aš negaliu neigti. Netgi to sodų naikinimas sumažino psichikos pakreikimų kiekį. Ir dabar, pono Verygos, ar ne, tos iniciatyvos, kiek man žinoma statistiniais duomenim, tai mes mažiau vartojam. Tai reiškia tas kompleksas, bet jis turėtų prasidėti, mano supratimu, nuo švietimo. Švietimas. O po to kažkoks prieinamumo mažinimas, tai be abejo irgi turi savo tokį indėlį į tą. Dar yra tokių įdomių pasiūlymų, gal nebūčiau už tai, kad alkoholį pardavinėti ūkinių prekių parduotuvėse kažkur tai prie lakų skyriaus. Tai gal ant etikečių, taip pat kaip ant cigarečių, mes dedam kaukolės ten ir plaučių supuvus, ant etikečių dėti ten kokius ten savižudžius ar alkoholinius ten kepenis, ar kažką yra tokių pasiūlymų. Na, nesu aš politikas ir gal nesimčiau tokių drastiškų pasiūlymų, kad pardavinėtų ūkinėse skyriuose ar etiketės puošti kabutėse su puvusiam kepenimis. Alkoholis yra ir kultūros dalis, ir ne pats alkoholis, alkoholis jis lentynose, kol stovi, kol mes stovime nepaliečiam, tai jis nei kanda, nei badas, nei spjaudas. Taip kaip gal reikės peilis, jau galim duoną pjauti ir galima žmogui gyvybę atimti. Reiškia, dar Avicena sakė, kad ne stresorių žudo, o požiūris į stresorių. Tai reiškia, ne alkoholis nužudo, o mūsų požiūris į alkoholį. Ir vėl tada grįžtumėm prie švietimo. Bet aš galvoju, sakai, ne dėl ko, kodėl ar negerima, tai o sužinojus per švietimą, kodėl nesinorėstų, kaip čia pasakyti, dar labiau prisigerti. Tai galvoju, jeigu mes per švietimą mokysim gerti tais pojūčiais 5, ar ne, žiūrėsim tą gėrimą, pauostysim, paklausysim jo, ar ne, paliesim, paragausim, ar ne. Jis turės tą tokią funkciją, kultūrinę bendravimo funkciją. Ne, aš tiesiog ką turiu omeny, kad tas poreikis, atrodo, jeigu mes su alkoholiu susitvarkysim, tai mūsų tos visos dvasinės problemos vis tiek nedingsta. Ir jeigu alkoholį mes iš viso išimtumėm iš bet kokių vartojimų, ar mes neieškotumėm dar kažkokių dar baisesnių būdų pabėgti nuo savęs. Tai, kaip čia pasakyti, ar čia nėra pats lengviausias tas būdas, koks yra įmanomas, kad tik tai, kaip čia pasakyti, kad užmiršti viską, kas mus iš esmės kankina. Mes nerandam prasmės šitam gyvenime ir net pabosta mums jos ieškoti. Tai pats mažiausiai žalingas dalykas yra, kaip sakant, prisigerti, nes visi kiti būtų dar baisesni. Kitaip mes, kaip sakant, blaivus vienas kitą pradėtumėm ėsti. Aš pilnai taip pritarčiau ir aš kažkaip, nenorėjau, kad išeitų iš mano konteksto, kad su alkoholio vartojimo sustabdymus įspręstų dvasinės kažkokios tai rūpesčius, dvasinės turimų omenyje ar prasmės paieškos ar kažkokios tai savirealizacijos galimybės. Aš atvirkščiai sakau, jeigu mes įspręsim dvasinės dalykus, mums nereikės alkoholio kaip priemonės. Nes dabar, jeigu iš kai kurių žmonių atimk alkoholį, tai jis gali, jam sunku gyventi, sunku pritapti. Pasaulis neina pagal jį, arba jis neina pagal pasaulį, nespėja. Ir aš žinau, atveju, daugumoje atveju, dvasingumo reikia siekti, norint blaiviai gyventi. Ir aš pažįstu keletą žmonių, kurie nustojo gerti tam, kad pasiektų galėtų į dvasingumo kelių, bet jie nebuvo alkoholikai. Jie tiesiog suvokė, kad dvasingumos poreikis, alkoholis trukdo dvasingumo poreikį. Čia kaip Epikūras sakė senovė, ar ne? Jeigu vynas trukdo bendrauti, aš turiu atsisakyti vyno tam, kad patirti bendravimo džiaugsmą. Jeigu noriu patirti dvasinės prasmės džiaugsmą, arba
savo vidinio pasaulio džiaugsmą ir tai alkoholis trukdo. Be abejo, tada lengva atsisakyti, jeigu tu nesi peržengęs ribos ir esi alkoholikas, nesi priklausomas. O priklausomam žmogui, mano supratimu, kad nustojus gerti, nustojus vartoti, gydymas tik prasideda. Ir tada alkoholis moka laukti. Žinot, parašyta fundamentalioje knygoje, žmogus, jeigu išveja ten piktąją dvasią, jinai apskrieja be orės, be vandenės erdvės, grįžta namo, randa namus tvarkingus, iššluotus, bet tuščius, pasikviečia 7 savo dar piktąsias dvasias ir žmogaus būsena tampa blogesnė nei prieš tai buvus. Tai reiškia, jeigu mes jėga ir pedavimu, kodavimu ar kažkokį kitą išvėm alkoholį ir net nesveikstam savo vidiniam pasaulį, mūsų situacija gali tapti blogesnė, atėjus tokiam momentui, kai prarandam ryšį su tuo, kas maitina. Ir tada pradedam girdėti alkoholio pažadus ir šnabždesius. Čia gal tokia kažkiek subtilesnė tema, bet taip jau yra, kad kažkiek laiko žmogus negėręs ir nemaitinęs savęs. Nemaitinęs savęs savo esybės, savo tai, kad ne asmenybės, savo esybės. Pradeda girdėti pažadus alkoholio. Tai reiškia, tam tikrais momentais pagalba turi ateiti iš kažkiek tai didesnės jėgos negu mano asmeninė valia. Čia gražiai filosofuojam, bet dabar, jeigu pašnekėtumėm apie tokius praktinius dalykus, dabar va, kaip tik tai metų pradžia, ar ne, tai aš tikiu, kad atsiranda tų, kurie naujosius metus tą švarų baltą lapą atsiversti ir pradėti kažkaip gražiau gyventi, teisingiau, geriau gyventi. Tai ką tiem žmonėm pasakyti, nes negali žmogui, kuris porą dienų įsiblaivęs, pasakoti apie aukštus dvasinius siekius ir jam kažkokių paprastesnių dalykų reikia. Ką įdėti, ką vat suskambus telefonui ir išgirdus, žinai, aš brol nebeturiu ką daryti, ką jam pasakyti? Jo, tai tokie, kai kurios savipagalbos turi tokias programą mini, manau, tokia nebūk išalkęs, nebūk pavargęs, nebūk ištroškęs ir ne. Reiškia, toliau nekelk pirmos, svarbiausia. Ir viską daryk paprastai. Reiškia, sąžiningumas leistų tau priimti save, tokį ieškantį pagalbos ar ne. Ir toliau bandymas atsisakyti primestų arba susikurtų įvaizdžių, kuriuos tau visuomenė priminė ir susikūrė, leistų stumti link orumo, suvokti atsakomybę, už ką aš atsakingas ar nesuvokti, kad tu galiu pasišluoti prie savo durų ir viskas. Supranti, ir dalinti savo gyvenimu. Reiškia, ką mes galim pasakyti, ar ne? Ieškok panašiaus į save, kuris nori, ieškok, kam tranavimas labai stiprus, ar ne? Ieškok, kom pasidalinti savo mintim, savo jausmais svarbu, ar ne? Nes reikia suvokti, kad tais momentais, kai žmogus kreipiasi, ar ne, aš nemetu kreiptis, logika šiuo atveju nelabai veikia. Ir tas santykis terapinis jausmas eina iš santykių. Poveikis eina iš santykių, ne iš logikos ir labiau iš, mes sakom, iš širdies į širdį. Kai kiekvienas tą turinį įteikim, ką galim padaryti iš širdies į širdį. Tai bus žymiai paveikiau negu logika. Nes suvokim, kad dažnas žmogus yra ir mokytas, ir gydytas, ir bartas, ir pats besistengęs visai kaip keisti savo gyvenimą. Reiškia, loginį, prisiminiau, iš tikrųjų, kad žmogus prašė pagalbos ir aš sakiau, kad prisijungsiu. Šiandieną? Jo. Tai dar nevėlu iš tikrųjų? Dar ne vakaras, jo.
Tai va šiandieną į dienoraštį ką įrašyti, dar vienam žmogui reikia pagalbos, ar ne? Jo, žinot, čia vat į dienoraštį būtų gerai rašyti, aš nežinau, kaip vesti tą dienoraštį, kaip žmonės pasakys, bet blaivybės garantas būtų, ne garantas, garanto gal iš vis nėra, bet blaivybės prielaida galėtų būti. Žinot, kai kas nors kur nors ieškos pagalbos, mano ranka turėtų būti ištiesta, nepaisant, kad galbūt brangiai kainuoja, kad gal brangiai pavargau, kad gal neturiu laiko. Ir šita pagalbos ištiesta ranka yra toks kelias į sveikimą. Čia ne mano sugalvota mintis, čia yra pagalbos mintis. Kai kas nors ieškos pagalbos, aš turiu būti pasirengęs padėti. Tai reiškia, viena iš versijų. Ne? Kitos versijos kaip tokios pragmatiškas, kai kas teko diskutuoti, sako, geriausia pagalba, tai Aleno Kero tos knygos Lengvas būdas mesti rūkyti ir lengvas būdas mesti gerti. Minesotos programos, alkoholikai ir Rašičko metodai. Reiškia, jeigu tik tais nuoširdžiai ieškos pagalbos, perskais ir bus atsidaryta. Bet turbūt reikia visiems labai aiškiai suprasti, kad tai nebus vienos piliulės išgėrimas, tai bus darbas su savim metais. Ir nebūtinai šalia esantis žmonės, aplinkybės bus tau palankios. Bus pagundų, bus netikinčių tavim, pačiam nusvirs rankos ir taip toliau. Tai tiesiog vieną kartą išėjus į tą mūšį, nusprendus jį reikės tęsti ir rinktis tiesiog tokį kelią. Jo, lengva neatsidaryti durų, kai niekas nebeldžia, žinai, tada būtų labai sąžiningu, labai kažkokiu ištikimu, labai blaiviu būtų. Bet kai užeina tos krizės tokios, kai užeina ne tai, kad suviniotos į vatą atkričiai, kai geriausias tas budinys netelpu savo kailį, ar ne? Ir kas tada gali padėti. Ne? Ir ta tokia vidinė paskata ieškoti nuolat pagalbos, nuolat augti, tobulėti yra vėlgi toks būdas, jau gal gyvenimo būdas. Nes alkoholis, jis moka laukti ilgą laiką. Čia pridėkim, kad ne minutę ir ne valandą, bet dešimtmečiais moka laukti. Ir 10 ir 20 metų ir daugiau moka laukti. Iš literatūros vėlgi aš skaičiau, žmogus 33 metus buvo negėręs, ėjo gatve ir sugalvojo, kad išeis į barą. Ir toks keistas derinys, kad romas su pienu jam nepakenks. Tai paprašė barmeno, kad į romą įpiltų pieną, ar į pieną romą, nežinau, kaip čia skamba ir kaip čia įdarė. Bet aš žinau, kad aprašyta situacija, kai po 3 metų mirė. Tai reiškia 33 metus negėręs. Alkoholikas nepasveiksta pasiekęs remisiją. Niekada nemokės gerti saikingai. Ir koks gali būti blaiviam žmogui, kodėl gali reikėti alkoholio blaiviam žmogui. Jeigu blaivus žmogus moko pasakyti savo jausmą, savo geismą, savo apmaudą, neviltį, pyktį, moka reikšti, moka pritapti, moka pyktis, moka džiaugtis. Kam? Kokiu tikslu alkoholis reikalingas tada? Reikia mokytis. Vėlgi, mokytis gyventi. Net, aš sakau, tas klausimas, kaip nustoti gerti, jis nėra tinkamas. Klausimas, jis tinkamesnis, kaip gyventi blaiviai. Kaip išmokti gyventi kitaip. Jo, kaip išmokti gyventi kitaip. Jeigu aš būsiu blaivas, tai man niekada nereikės alkoholio. Ir dar čia tokį vieną dalyką prisiminiau iš to 30 metų laiko perspektyvos, kad aplinka tai nedovanoja. Jie vis dėlto, bet visai neseniai teko bendrauti su vienu žmogum, sako, aš negaliu pasisakyti atvirai, koks aš buvau ten anksčiau.
nes manęs nei darbe, nei ten nauji draugai, niekas nenori suprasti. Tai, tai va tas štampas tokio pažymėto, kad ir kaip ten mums nepatiktų tas pavadinimas alkoholiko, tai jis yra ir dėja mes nu, į savo ratą tų žmonių įsileisti pilnaverčiai nenorim kažkodėl. Vakar mes turėjom čia atvirą ratą paskutinės grupės studentų susitikimą, kai iš tikrųjų visuomenė deklaruojam vieną, jūs atlaukiami, grįžkite, ne, o iš kitos pusės darom ribojimus ir stiprius ribojimus, kad žmogų negalėtų grįžti, kad negalėtų dalinti savo patirtim. Dabar kalbu apie kažkokius tai reikalavimus savanoriavimui, tai reikalavimus, kad ir profesionaliam darbui. Tai toks yra kažkoks štampas, bet aš negalėčiau absoliutinti, kad taip yra mūsų visuomeniai labai ryškiai būtų akcentuojamas tas. Suprantat, blaivybės pradžiai žmogus pats provokuoja, dažnai tai būna, kad pats provokuoja, kad jam siūlytų. Pats provokuoja temas tam, kad galėtų pasirodyti, kad jis negeria. Tam, kad jis galėtų, kartais žmogus pats ieško būdų, kaip išsiskirti ir pajausti atskirtumą. Išskirtinumą ir kažkokią tai individualumą. Ir kai nėra per daug tų resursų, ar ne, tada ieškom tokio kaip ir paribio žmogaus sindromo. Ar ne? Jeigu mes grįžtame į blaivybę kaip savęs pažinimas, santykio atkūrimas su savimi ir kitais ir dvasinį augimą, mes išvengtumėm šito poreikio. Su normalia savigarba, su... Tuo poreikiu kažkam kažką įrodyti, ar būt, žinai, kaip yra kažkokia tai malda, ar ne, nešk šviesą ten, kur tamsa, ar ne, nešk ramybę ten, kur neramybė, ne. Neprašyk būti suprastas, bet suprask, ne. Neprašyk paguodos, bet paguosk. Jeigu aš prie to patarimo pridėjimo, kad laukti iš aplinkinių paramos ir tikėtis, kad jie padės tau susitvarkyti kažkaip tai ir už tave išspręs visas tas problemas, tai taip nebus. Pačiam atiteks visa ta našta ir turėsi pats ją panešti. O jeigu nepaneši, tai ir vėl atkrisi, ir vėl reikės kelti iš naujo, ir vėl stotis, ir vėl iš naujo pradėti. Turėsi vaistų dozį, kas kartą tie vaistai bus kartesni. Žinai, ir jeigu mes augam kaip patogus gyvenimas ir sėkmė mums nesudaro prielaidų augti ir tobulėti. Mes augam per konfliktą, vidinę ir išorinį. Ir mūsų paskirtis bus patirti vis sudėtingesnius konfliktus ir kuo paprasčiau juos spręsti. Tai jeigu žmogus kolektyve ieško konflikto arba jam kolektyvas pateikė konfliktą, ar ne, ir negebam juos spręsti, ar ne, tai reiškia, aš eisiu į atkritį. Man jau tas šviesoforas jau geltonas arba to raudonas bus, ar ne. Bet jeigu aš moku šitą konfliktą, kuo sudėtingesnį konfliktą, kuo paprasčiau įspręsti, reiškia, aš augu. Ir aš augsiu iki tos būsenos, kai aš gerbsiu kolektyvą, kuriame esu, ar ne. Aš pripažinsiu jo nuomonę tokią, bet kartu išliksiu aurus pats su savim ir nepriklausomas nuo kolektyvo nuomonės, ar ne. Man nereikės įsitvirtinti kolektyvui, kad man pritartų. Dažnai būna toks, vėlgi girdėjau sakant, žinai, atsikėliau neprisisiojęs lovos, žinai, ir noriu pagarbos už tai, kad neprisisiojau lovos. Tai normalu neprisisioti lovos. Tai normalu kolektyvui turėti nuomonę, normalu man turėti nuomonę. Normalu gerbti nuomonę. Ir nėra teisinga pasijausti nuskriaustu. Ir tas pasijautimas, žinot, vienas iš alkoholiko simptomų, priklausomos žmogaus simptomų yra tai, kad pradedam girdėti tokius akordus tos dainos, nieks manęs nemyli. Kolektyvas manęs nesupranta, žmona ten manęs nepaguodė, ne, vaikai išėjo savais keliais ir nieks manęs nemyli. Tai čia toks simptomas atkričio. O kas tu toks, kad tave turi mylėti? O kas tu toks, kad tau neskaudėtų?
O kas tu toks? Tu gimėjai su kilmės dokumentais, kokiais nors, kad eitum tokiu vat šviesiu keliu, nustojau gerti, neprisisiojau, ne, ir gerbkit, priimkit mano nuomonę. Lygiavertė, vat, kaip ir kito žmogaus nuomonė. Kažkaip taip. Valdemarai, labai smagu kalbėtis apie tokius nesmagius dalykus, kad ir, bet tokia rimta tema mus kažkaip tai sujungia kartu. Aš taip tikiuosi, kad ne paskutinį kartą bendraujam, o dabar dar, kadangi laukia žmogus, kuriam reikia pagalbos, tai linkiu sėkmės ir tikiuosi, kad po mūsų pokalbio dar kažkam tai galėsit pagelbėti. Tai ačiū tau, žinai, už tai, kad čia veikia, kuo plačiau mes skambėsim, žinai, tai vienas iš kelių būdų, kaip padėti, galbūt čia, galbūt kitur ieškokim. Kviečiu ieškoti. Tai ačiū labai už pokalbį, gerų darbų, labų dienų. Arba, iki. Iki.